Padariau 5 važiavimus trasą. Tai mašina man dabar atrodo taip. Greičiausiai reduktorius. Tai šokam kitą outfituką ir lendam po mašiną. Pasiruošta, varam dirbti. Kur dirbti, įrankių net neatsinešiau. Nerėmė, bet mes vis tiek reklamuojam. To your brain and then we blow it off. 45, put it to your brain and then we blow it. Dirty Sprite, pour it in my cup and then I'm not enough. I get to this money, count these hundreds, then I blow it off. 45, put it to your brain and then we blow it off. 45, put it to your brain and then we blow it. Dirty Sprite, pour it in my cup and then I'm not enough. Kai atrodo, kad jau viskas gerai ir gali lėkti, ne viskas gerai. Probleminė diena šiandien žiauri. Mažai kažkur be pafilmavau, bet viskas. Gavom reduktorių, supylėm naujus tepalus. 3 reduktorius. Važiuojam smagintis, nes jau realiai pusę Matūrė dienos prabėga. Mes 8, gal 10 ratų tik pravažiavai. Tai jau galvau nebegausiu reduktoriaus, bet taip, netyčia. Pam atsirado, tai žiauriai patenkintas. Varau šią ir tikiuosi, šito jau pabaigsiu dieną ir nebereikės niekada daugiau tvarkyti. Lekiam trasą. Grenai, trečias reduktorius. Užvažiavau tik tai ant kalną, sankai bus spyriau iškart pokšt, triokšt. Gal dėžė, žodžiu. Šiandien dieną tai nach ir mašina nach. Sveiki, sveiki. Matūris pasibaigė. Tai reiškia, kad ruošiamės kitam išlėkimui, kuris bus Molėtuose. Bet kažkaip tai taip pasižiūrėjom, kad Molėtuose etapas atšauktas. Dėl kokių priežasčių nežinau. Bet šitas video bus ne apie tai. Šitas video bus apie remontą. Kregždutės. Ir turim pakeisti dabar reduktorių su greičių dėžė. Nes Matūrį mums sproga 3 reduktoriai ir dėžė. Neaišku kodėl. Viskas kaip ir buvo gerai ir kardano guma kryžmė, viskas buvo tvarkingai. Viskas patikrinta ir aš įtariu, kad dėžė galėjo kažkaip juos laužyti. Bet bėgiai visi yra. Čia bus reikalų reduktoriai 2. Sierdysim gal reduktorių pasižiūrėti. Kurios ten vietas taip nueidavo. Nes nueidavo, visi 3 realiai reduktoriai sugėdo taip pat. Tokiais pačiais simptomais ir tokiais pačiais garsais. Tai va, tai žodžiu išsikraunu daiktus ir tada jau eisim prie kregždutės padirbėti. Nu, gal matas, nežinau, galvos susidėjau GoPro, turėtų būti gerai. Žodžiu. Tiesos akimirka. Blet, geras hermetikas. Nu, nekit atvirkės, sakysit. Ir va čia. Dėjau šitą gerą silikoną kažkokią gal labai. Nes hermetiką neradau langam. Nežinau. Apsimesim, kad reduktorius buvo nupieštas. Nu jau matas. Kas čia jam yra? Opa.
Kaip gražiai nuvalgytas. O, papa. Va. Tepalas tai naujus visiškai supyliau. Gal da išlaist. Per berlių pratrauksiu. Da panaudosiu. Darbeliai po truputį jau prasideda, nusiėmau duslintuvą. Susakiau pusašius, tada žiūriu, kad kamera nefilmuoja. Tai dabar pakeičiu batarkę ir lupam reduktorių. Labas rytas, gražus šeštadienis, gražiai pakrautas tralas ir rytoj street varžybas. Judėsim truputį įdomiau, kadangi čia 6 traliukų reiktų vietą, tai nusprendėm, kad taip gal būtų geriau pasikrauti. Aišku, dar vietas yra, bet tiek mūsų čia susirinka. Tai važiuosim šiandien, išsikrausim į vakarę, kad rytoj nebūtų labai ankstyva ir tolima kelionė, nes dažniausiai nueinam miegoti 12, keliamės 3, važiuojam, skubam, nieką nespėjam, visko pamirštam, tai važiuosim dabar anksčiau ir pažiūrėsim pro tuo pačiu ir viskas. Tai dar porą ratukų įmetam ir startuosim. Labas rytas, mes Kuršėnuose. Matot šitų šypsenų. Čia todėl, kad mašina pagaliau veikia, pagaliau važiuoja, Matsūriai taip nebuvo. O šiandien padarėm apie 11 važiavimų treniruotį į pirmą sesiją. Naujas lokas suboskės. Kol kas dar sunku suprast, kas vyksta, bet loka tikrai yra, mašina valdas, suvedimas plius minus padarytas. Kita transmisija, gal biškai norėtųs redukcijas kitokios, bet čia tikrai važiuot galima. Tai kol kas tiek. Einam pažiūrėti dabar antrą sesiją, važiuoja Marčiukas, Jonuška, tai pažiūrėsim, kaip jiems sekasi ir toliau lėksim į antrą sesiją treniruotę. In the gutter, facing life or death. I was a thug ever since my mama gave me breath. These motherfuckers wanna see me die. So who am I to try to warn them? I fucking bomb them, them niggas fly. Hey, remember me? Damn that Hennessy. The niggas you don't wanna see, let me proceed. My definition of some thug shit, y'all don't hear me? Now that it's poppin', ain't no love, bitch. I maintain in the game, in the gutters where I still kick it. I'm tryna hustle up a meal ticket. I'm still wicked in my ways. I hustle till my dying days. Ain't nothing wrong with getting paid. So nigga blaze, cause we some motherfucking fools. Walking through the streets wearing shoes. Breaking niggas, making moves. Even the cops can't stop us. My enemies flip when they see me drink. I'm fit for that Hennessy. They wanna know who's my role model. It's in the brown bottle. Hennessy. Smoke all upside her head and let her know my people thick. She gon' try to make it look as if you going out like a hoe. But think twice by the bitch, cause when you dip it, you know. Don't get caught up with no the bitches try to get your head, make it break it, take that hoe and have that hoe skating your bread. Rearrange the situation, clock and go and think with both. Always stay a step ahead and make her make your cash flow. Get that bitch a big nigga, keep that hoe up on the call. Let her know that what you saying is gon' be best for both of y'all. Take her money, leave her hanging, pimp that bitch and get your G. Think that bitch gon' get my man, fuck that shit, my nigga, please. Running game is what I do to pimp and make my fingers beat. Disrespect my pimpin' nigga, I'm gon' have to split your weed. See, I'm flippin', make my money, making on bitches, that's my two. Get your hoe up out my face, cause I'm banking needs food.
Nu, komentar, kas buvo? Nieko nebuvo, tiesiog labai blogai mašina važiuojant šlapia, žiauriai blogai, aš nesuprantu, kodėl taip kažkaip, nu aišku, čia viskas nauja. Atrodo, ant kelio žiauriai, kaip prilipus stovi, bet kai tu pradedi slyst, ant čiuožė, belia kaip, ir taip persmetime, aš taip persmetinėjau to, kai sutiesta trumpam sustingsta ir vėl pradedi slyst. Back in the house with a 9-4. You did good, sir. Stovim prie starto, pirmas kvalifikacinis važiavimas. Trunkas dreba kaip visada, reiškia viskas normalu. Pirmas kvalas važiavimas 68 taškai, netenkina visiškai, nori daugiau, bet dabar žiūrėsime, turėsime daugiau arba turėsime tų patį arba mažiau. Tai, nu, aišku, testai mašinas, noriu tiesiog praeit kvalifikacijų, nu, kokie testai, nu, mašina važiuoja gerai, valdas gerai, ant šlapę, gal kaprizus rodė, ant sumsa viskas gerai. Žodžiu, mažai treniruočių, gal tada kaltikim kažkų tai taip, bet, nu, žodžiu, dabar aš padarysiu geresnį, aš tikiu, bet jeigu ką šitą iškirpsiu. Viskas, Kuršėnų etapas baigtas. Taip jau gavas, kad kvalifikacijas nei vienas nepraėjom. Trūka gal dar treniruočių, trūka viską, bet toks šitas sezonas įsimėtis kažkaip ir nes gavo daug pavažinėt, mašina realiai testuojama buvo. Bet čia tik atmazai, šiaip iš tikrųjų tai važiuoti nemoka. Jie moka ar ne, nežinau, čia jau reiktų jų klausti, bet nepraėjom nei vienas. Marčiukai gal mažiausiai trūko, 3-4 taškų. Visiems kitiem 5-7 gal ir 10 man netrūka. Tai kraunamės ant ralą ir viskas. Keliaujam į Utiną, kitą savaitgalį Molėtai. Nu tai ten gal jau kažkas geriau gausis. Tikėkimės. Ir čia galvoju, kad kažkas geriau gausis, nieko nesgavo. Baby on that rapid, play the kill shit.